Gerai. Gerai. Kristijono Donelaičio, poeto ir liuterono kunigo 300-asias gimimo metinės. Kovo 31 dieną, vakar dieną, netyčia užtikau, kad yra gimęs Johanas Sebastijonas Bachas, garsus kompozitorius. O šiandieną jau keletą metų iš eilės yra tradicija, kad mes ateiname prie Hugo Šojaus kapo, taip pat jo giminės, šeimos kapų, kad prisimintume, kad šioje vietoje Šilutėje yra buvusios kapinės. Ir šioje vietoje yra palaidoti žmonės, kurie mylėjo šį kraštą, darbavosi dėl šio krašto, kad mums visiems būtų gera čia gyventi. Taigi jų dėka yra šiandieną Šilutės miestas, jų dėka esame ir mes. Vieną dalyką noriu priminti kaip kunigas jums visiems apie kapines, kapus, šiek tiek ir apie krikščionišką tikėjimą. Kad krikščioniškame tikėjime mes tikime ir laukiame pomirtinio gyvenimo, amžinojo gyvenimo. Ir kapai yra ta vieta, kurioje ilsisi mirusieji ir laukia amžinojo gyvenimo. Ir noriu priminti jums, kad kapai tebūnie visuomet gerbiama vieta, ramybės vieta tiems, kurie prieš jūs gyveno, kurie kūrė šį kraštą, mylėjo šį kraštą. Ir aš labai tikiuosi, kad bent keletą žmonių iš jūsų tarpo, Šilutės tarpo, kažkada prisimins, kai prisimename Donelaitį, kai prisimename Johaną Sebastijoną Bachą, ar netgi Hugo Šojų, taip ir jūs prisimins už jūsų darbus, už jūsų talentus ir už jūsų atliktus dalykus, gerus žinoma. Tad gražios visiems dienos, prisimenant Hugo Šojų. Esame pirmos gimnazijos direktorė, ponė Skrinkienė. Aš norėčiau kreiptis į visus Hugo Šojaus žodžiais. Nuo seno mano gyvenimo užduotis buvo, nežiūrint mano turto,
tarnauti bendram provincijos, apskrities, ypač kartu su manim gyvenančių žmonių labui. Šiandien mes nedažnas galėtumėm pasakyti ir išsikelti savo tokį gyvenimo tikslą. O Hugo Šojus ne tik išsikėlė tokį tikslą, bet taip ir gyveno. Ir jeigu dabar leisit, aš perskaitysiu labdaringų darbų sąrašą. 50 hektarų geriausios žemės Hugo Šojus paskyrė Šilo karčiamos plėtrai, apskrities ligoniniai statyti, mokyklai, gaisriniai, bažnyčiai, uostų įrengti, turgavietei praplėsti. Jo iniciatyva Šilutėje buvo pasodinti ir pradėti įkurti Šilutės parkai. Ir Hugo Šojus rūpinasi savo, tai yra Šilutės krašto senąją kultūrą. Į jo įkurtas muziejus buvo pradžia mūsų Šilutės muziejaus. Koks buvo Hugo Šojus, galbūt vaikams reikėtų žinoti, kad vaikystėje jis buvo labai menkos sveikatos, alpdavo dažnai, turėjo prastą sveikatą, bet jis savo gyvenimu įrodė, kad galima pasiekti daug. Ir fizinės, ir dvasinės sveikatos stiprybės gali pasiekti pats žmogus, jeigu jis to nori. Jis daug sportavo, jis maudėsi šaltam vandenyje, jis 5 valandas miegojo, jis galėdavo dirbti naktimis. Ir taip sustiprėjo ir dvasiškai, ir fiziškai. Ir 86 metų būdamas atrodė labai tvirtas žmogus. Norėčiau pacituoti Karlo Cimerio straipsnį. Nežiūrint metų, Hugo Šojui buvo 86 metai ir neregystės, prieš mane stovi ne koks niurna, bambeklis, bet tvirtas kaip plienas žmogus, su pilietiškumo jumoro kupina širdimi, vyras abiem kojom atsirėmęs į mūsų žemę. Štai tokį vyrą, atsirėmusi abiem kojom į mūsų žemę, šiandien ir atėjome mes visi pagerbti. Dėkui visiems atėjusiems. Kurias mes turim žinoti. Taigi, dėkoju visiems. Thank you.